Labą dieną, mielieji Lietuvos žmonės. Aš irgi esu Lietuvos žmogus dėl to, kad aš esu Lietuvoj. Ir kurgi kitur Lietuvoj, jei ne ypatingiausioje ir nuostabiausioje Lietuvos vietoje. Tai yra tikras Lietuvos perlas, be kurio bent jau man asmeniškai ne viena vasara nėra pilnavertė. Čia jūs matote Klaipėdos plentą, kuris veda į mūsų nuostabiausią perlą – Palangą. Palanga. Tikrai senas miestas, tikrai labai gražus istorijos turintis kurortas. Tačiau šiais metais jis šiek tiek pasikeitė. Šiais metais Palanga reformuojasi ir pradeda statyti vis aukštesnius ir aukštesnius pastatus. Matot, aukštas, lygų gražus. Tokie jau gyvenimo taisyklė. Kai matote, Palanga tikrai paaukštėjo ir pagražėjo. Nežinau. Aš buvau čia. Nežinau. Lygiai prieš metus, bet dabar žiūriu dabar ir net pažįstu. Šitas nuostabus miestas visgi išliko širdyje bent jau man toks pats. Toks pats nuostabus, toks pats nepakartojamas. Tikrai keista, kad jeigu apžiūrėtumėte, žmonių nelabai daug yra. Vaikščiančių, turistų, lankytojų kažkaip trūksta. Taigi, kodėl taip yra? Na, nežinau. Aš manau, kad tai yra didžiulė klaida. Visi žmonės važiuoja į užsienį, nori užsienyje kažką daryti, kai pažiūrėkit Lietuva. Čia yra Lietuva ir čia yra Palanga ir kaip čia gražu yra. Taigi, o kaip dar tiksliau gražu, to jums parodysiu. Gražus pasivaikščiojimas. Na štai ką aš vadinu tikrąją Palanga. Žiūrėk, kiekvienas poilsiautojas, ilgai vaikščiojęs, ilgai vargęs, gauna suoliuką atsisėst, pasėdėt, pailsėt. Tai tikrai labai prisideda prie visos Palangos dvasios. Nes Palangoj, ką tu darai? Vaikštai, sėdi po to, gėriesi saulę, grožį, gamtos apsuptimi. Ir ką tada darai? Eini toliau. Na, dar vienas dalykas, kas atsitiko naujo Palangoje. Matot, kokia graži čia puiki, nuostabi tikrai, manau, visai alėja. Tikrai, tokios vietos, kur gali žmonės susirinkti, pakalbėti, pabūti kartu, labai suveda ir vietinius, manau, ir turistus. Aš kaip tik manau, kad vietiniai žmonės gali ir toliau ir daugiau bendrauti su tais turistais. Kad ir nedaug, jų kad ir daug, bet iš esmės aš manau, kad čia yra labai geras dalykas. Nes kuo daugiau mes įtraukiam vietinius, kuo daugiau jie dar daugiau, kuo daugiau įtraukiam turistus, kuo daugiau turistai turi iniciatyvos. Menas ir dizainas tikrai irgi nepalieka Palangos. Kaip matote, čia yra artistiška interpretacija gražiųjų aukštųjų Palangos smėlio kopų. Gal aš blogai matau, gal aš ką, bet netgi aš nesugebu taip gražiai savo akimis pamatyti Palangos kopų, kaip šitas menininkas sugebėjo savo akimis pamatyti šitos nuostabius gamtos kūrinius, kurių bus tik daugiau ir daugiau. Mėly draugai, einame toliau.
atsakymas labai paprastas. Aišku, dėl mūsų nuostabaus, puikaus lietuviško pliažo. Tokio kitur nėra. Štai gražioji jūra, aš myliu jūrą ir aš dabar eisiu maudytis. Oi, nu va, pasimaudžiau, pasimėgavau šituo nuostabiu smėliu, jūra, saulė. Ko dar reikia žmonėms gyvenime? Ko jiems į viduržemius, ko jiems į kitas jūras, ką aš žinau, ko jiems į vandenynus važiuoti, jeigu mes turim savo Baltijos jūrą čia, Lietuvoje. Ir nereikia jokių muitų mokėti, nereikia užsienio lankyti, mes čia esam savo šaly, čia visi kalba savo kalba. O dabar aš eisiu pavalgyti. O, kaip skaniai pavalgiau, aš dabar toks papilnės, kad galima apžiūrėti dar daugiau įspūdingų objektų. Žiūrėk, kas ten? O čia žuvėdra, kaip ji Palanga iš tų nuostabių paukščių, kurie automatiškai bent jau man asocijuojasi. Aš išgirstu juos kitur, netgi ir kitose miestuose, kai išgirstu, man galvoj šauna tik tai šitas nuostabus miestas Palanga. Man atrodo, aš juos dabar girdžiu. Taip, tikrai žuvėdros. Įdomus labai objektai Palangoje atsirado, čia kažkoks akmuo. Aš net neprisimenu, kad jis čia būdavo, bet visgi kažką naujo ir gera pamatyti, kad miestas nėra atsilikęs tik tai senovėje, o ir eina į priekį ir tikrai atrodo vis gražesnis, puikesnis ir puikesnis. Meilės alėja, tikrai irgi dar viena nepamirštama Palangos dalis, tokia graži alėja, kur matome meilę, grožį, gamtą ir girdime ošiančią jūrą. Gal šiandien labai tokia nevėjuota, graži diena, toks puikus vasariškas oras. Manau, tikrai žinote, kad aš esu visuomeninio transporto entuziastas ir aš esu naujojoje Palangos autobusų stotyje. Na, ji nėra gal jau tokia nauja, ji pastatyta 2015 metais, bet aš manau, tikrai vis tik yra labai graži, tokia moderni ir palyginus su mūsų Vilniumi. Nu tikrai, čia yra autobusų stotis. Vilniuje nežinau kas. Tikrai tikiuosi, kad sudominau jūs ir atgaivinau jūsų patriotišką sielą, kad jūs dabar mylit savo gimtąjį kraštą. Myliu savo gimtąjį kraštą. Ir norite lankytis nuostabioje, gražioje Palangoje. Taigi, ačiū jums labai visiems, mieli žiūrovai, už dėmesį. Linkiu geros dienos, gražių orų, nuostabios vasaros ir svarbiausia, linkiu balsuoti tik už Vaitkų. Savo šaly. Čia visi kalba savo kalba. Tikrai.
Tai uzbetas, nežinau, ir